Rungtynės buvo permainingos, didžiąją rungtynių dalį mes kontroliavome situaciją ir pabaigoje čiut nepritrūko to taškelio. Gerai, kad turėjom sukaupę pakankamai solidžią persvarą. Pabaigoje varžovas pradėjo gintis agresyviai, aktyviai ir išsiderino mūsų žaidimas. Ir išsiderino žaidimui daugiau rėmėmės individualiais veiksmais ir ko pasiekai, metėm daug baudų metimų ir nepataikėm, kas prasčiausias, tai toks iš 12 2 berods, ar kaip pabaigoje tas rezultatas. Jeigu būtume nors 50% ir nebūtų buvęs tokios pabaigos. Varžovai prametė visus 10 tritaškių, o jūs, kaip ir minėjot, per paskutinio kėlinio atkarpą iš 12 baudų pataikė tik 2. Ar teko jums anksčiau matyti tokius visiškai, atrodo, keistus dalykus? Mano gyvenimo praktikoje yra buvę, kada komanda 0,20 tritaškių buvo toks. Visko pasitaikė. To ir įdomus sportas, o to labiau, kad dabar rungtynės, aišku, laimėjo, smagu, bet nacionalinė lyga yra nenuspėjama lyga. Visi galbūt tą patį kartoja. Tu gali būti čempionate 8, 9, kiek pavyzdžių, pirma komanda, iškrenta. Džiaugiamės tą pergalę, malonu iškovoti pergalę svečiuose, bet daug lygių komandų ir šitas čempionatas taip pritęs, aš manau, bus įdomus permainingas čempionatas. Manau, kad labai sunkiai pradėjom ir aš beveik įsitikinęs, kad vakarykštė pergalė atėmė iš mūsų per daug jėgų, ne kiek fizinių, kiek moralinių, matyti, ta kelionė išvargino, kova buvo labai rimta, o mažai, kai žaidė daug lengvesnės rungtynės, sąlyginai laisvės, lengvesnės, jie atvažiavo daug šviežesni. Ir pralošinėjant pradžią labai sunku prisivyti. Aš žinau, kai komanda pralošinėja, tai norint privyti varžovą reikia išeikvoti dvigubą jėgų. Aš tik tais Rūbinėje irgi pasakiau tiem žaidėjim, kurie sugebėjo šiek tiek įveikti, grįžti į žaidimą, parodyti, aš jiems pasakiau ačiū, nes kaip ir jiems sakiau, pirmiausia, turi sportininkas turėti charakterį, jeigu nori kažką pasiekti. Kas nutiko Tomui Rakauskui ir iš dalies Mariui Pociukoniui, kurie šiandien tikrai nepriminė tų žaidėjų, kurias mes esame pratę matyti? Kaip aš minėjau, pas mane yra problemos su vytinė trauma, negaliu pilnaverčio rotacijos padaryti. Vakar jie ir Rakauskas ir Pociukonis išeikvojo per daug pastangų žaidė beveik 40 minutų, žinant jų amžių, sugebėjimą ir paprasčiausiai aš manau, kad buvo nuovargis, jo reikėjo parodyti charakterį, nebuvo to charakterio. Šiandien tritaškius metėt visiškai tuščiai, iš 10 metimų nepasiekė tikslo nei vienas metimas. Kas nutiko? Manau, kad vėl tą patį, tą reikia pasakyti, tą patį priežastį, kurį tik paminėjau, kad vienas iš to dalykų. Aišku, negalim atmesti ir Mažeikių geros gynybos, Mažeikiai buvo suprato, jau senai komanda žaidžia, žino, žaidėjai surmentų ir stipresnės pusės. Neleido tai laisvai padaryti, o žaisti su gynėju, išmesti gynėju, reikia turėti pakankamai energijos.